Skirmante, be kokių 3 dalykų neįsivaizduotum kalėdų? Be visos šeimos kartu, be cinamono kvapo namuose ir tikrai neįsivaizduoju kalėdų be juoko. Ieva, jeigu galėtum sukurti naują kalėdų tradiciją, kokia tai būtų? Tradicija yra tai, žinai, ką mes įdedam savo širdies, kas pas mus atkeliauja ir įgyja kažkokią tai prasmę, už tai mes darydami tą dalyką, reflektuojam, jaučiamės kažkaip pakylėtai, ten šiaip smagiai, ar ten kokie nors jausmai, ten, nežinau, meilė, džiaugsmas, susijaudinimas užplūsta, tai aš gal labiau palinkėčiau kiekvienam atrasti savo tradiciją, kuom papildytą, žinai, advento kalendorių, silkių stalą, ar ten kalėdinį, žinai, puošimą ir turėti, tebūnie tai ir kakavos puodelis, supranti, ryte, bet bus tas kakavos puodelis tą rytą, galbūt su kažkokia tai mintim galvoja, ar kažkokia tai raštelio, žinai, užrašymų, bet tebūnie ta tradicija tai atrasti, kas tau jinai galėtų būti, kas tave papildytų, pripildytų ir leistų jausti tą nuotaiką, tą pakylėjimą, tą džiaugsmą, meilę, ramybę, whatever. Tai, kas liktų širdyje, iš širdies ir galbūt pereitų kitiem, tavo vaikam, artimiesiam, bičiuliam, o gal netgi tėvam. Monika? Taip. Ką tau reiškia kalėdos? Kalėdos visiškas stebuklų metas, kai aplinkui tiek daug gerumo, jaukumo ir šilumos. Kokios kalėdos tau kalėdiškiausias? Man kalėdiškiausias kalėdos, kur būna daug miško, daug juoko, apsikabinimų ir daug bendrystės. $1 000 000 vertės užsakymas patvirtintas. Ačiū, Diana. Jeigu tavo kalėdinė dovana būtų linkėjimas, koks jis būtų? Linkiu harmonijos tarp drąsos siekti savo tikslų ir kantrybės jų palaukti. Tvarkoj, Gidijau, tai siunčiam 0,5 kilogramo miltų. Ką, linksmų švenčių tuomet ir iki pasimatymo. Taip. Martynai, kokios tavo yra kalėdinio laikotarpio tradicijos? Ačiū, geras klausimas. Šiaip mano šeima turi labai gilias tradicijas. Tai mes kiekvienais metais į savo šeimą priimam vieną žmogų, tiesiog sutiktą, kuris neturs ko švęsti kalėdų. Tai stengiamės dalinti šilumą. Eglė, jeigu kalėdas galėtum švęsti kitoj šalyje, kur tai būtų? Tai būtų sala, Tenerife, kurioje beje aš ir būsiu. Vandenyno ošimas, palmės, tropikų saulė, šiluma, vasaros kojos, tai viskas, ko man reikia. Sušventėm mane, sušventėm ir jūs. Ignai, ką palinkėtum kalėdoms savo ir kitiems? Visada sveikinimuose kitiems yra iš tikrųjų sveikinimas savo, tai aš tiesiog neišskirsiu ir palinkėsiu visiems ramybės, o gal labiausiai laiko ir džiaugsmo gyventi. Kad gyvenimai liktų laiko rūpesčiuose, rutinoje, bėgime, nepamiršti gyventi.